kurios žmonės kreipdavo savo psichinę energiją. Jie turi tokią labai užkeltą vertę ir jeigu koks brangakmenis, ten koks deimantas ar koks sapfyras, tai antiek žmonės nori jį gauti, nori jį turėti, tiek gali visko padaryti tam, kad gauti kažkokią mažytį akmenuką, kad pats tas akmenukas darosi tokiu objektu, kuris kaip akumuliatorius, kaip linzė surenka savy labai daug energijos žmonių, o žmonių energijos galima ten astrologijos kursą, jeigu vesim, tai galima padalinti visas žmonių energijos į 7 didelis grupės, į 7 klasės. Taip, tai yra mūsų imuninės jėgas, visos energijos, kurios mūsų laiko gyvais, neduoda mums numirti. Tai yra mūsų bendravimo energijos, kurių pagalba mes ieškom draugų, ieškom savo partnerių, bendraujam ten su vaikais, aplamai ta energija, kuri žmogų priverčia būti ne vienu, įeiti į kažkokią grupę, į kažkokią ten įmonę, valstybę, šeimą. Toliau jausmai. Jausmai suprantat, kas yra. Toliau minties energija, tai energija, kuri duoda galimybę mums analizuoti įvykius ir kurti planus. Tai mūsų mąstymas iš 2 didelių procesų sukurtas. Kažkas įvyko ir mes pradedam analizuoti, kas įvyko, kodėl įvyko, kas tai gali mums duoti, kaip padaryti, kad tai dar kartą įvyktų. Ir kitas mąstymo, kita pusė, modeliuoti, kaip galėtų būti. Aš taip padarysiu, kaip bus iš to mano darymo. Aš noriu kažko pasiekti, ką aš turiu padaryti, kad tai pasiekti. Tai viena mąstymo pusė, vieno proto pusė, kaip nukreipta į praeitį, kas buvo, kaip buvo, kodėl buvo, o kita į ateitį, kaip bus, kaip gali būti, kaip galima padaryti. 5 to energijų grupė, klasė, tai yra mūsų veiksmų energija. Tai, kas skatina mus pradėti kažką daryti. Aš galiu, pavyzdžiui, galvoti ten, eisiu aš, pavyzdžiui, lieknėjimo kursą, galiu galvoti apie tai, viską galiu suplanuoti, bet padaryti to reikia kažkokios kitos energijos. Taip? Ir 6 energijos rūšis yra energija, kuri sudaro, sulipdo iš įvairių archetipų, iš įvairių šablonų, sulipdo mūsų psichiką. Mes paimam kaip pavyzdžius įvairius gyvūnus, įvairius žmonės, įvairius ten gamtos reiškinius. Ir mes iš visų tų dalykų, kaip iš elementų, surinkom mozaiką, kad aš toks esu. Taip? Drąsus kaip liūtas, aukštas kaip mano tėtis, protingas kaip mano kaimynas ir taip toliau. Ir aš paimu visokius pavyzdžius, šablonus iš viso pasaulio, kuris mane supa, sulipdau iš to aš savoką, savo psichiką, savo asmenybę. Tai psichinė energija būtent leidžia šitą padaryti. Ir 7 rūšis tai yra dvasinė energija. Tai energija, kuri mūsų platesnė negu mes pasaulį suriša. Mes savo mažam pasaulėlį gyvenam, salelė, ir mes čia kokie aborigenai gyvenam. Turim savo kultūrą, turim savo technologijos, turim savo kažkokią istoriją ir mes tik spėliojam, kas aplink tos salelės. Gal yra dar kitų salų, gal ten gyvena žmonės su 3 galvom, gal ten gyvena blogiau negu mes čia laimingi, čiungačiangai gyvenam, o ten jie visi vargsta.
Ir mes turim tą dvasinę energiją, kad pasiekti kitų salelių, kitų pasaulių, platesnių negu mūsų. Ir tai ta energija, kuri skatina žmogų ieškoti gyvybės kitose žvaigždžiuose, ieškoti Dievo, ieškoti kažko daugiau negu savam saleliai, kurį mes vadinam žmoniją, mes turim. Taip? Ir tos 7 energijos rūšis, kiekvienas iš žmonių turi savo įrankius visą tą energiją generuoti ir visą tą energiją valdyti, panaudoti. Ir brangakmenis visais laikais, mūsų sąmoningos istorijos laikotarpį buvo tokie objektai, kurie visos tos 7 energijos rūšis savy surinkdavo, koncentruodavo. Ir aišku, po tiek laiko, po tiek metų susiformavo toj žmonijos psichikoj, noosferai jau susiformavo toks brangakmenų energijos vektorius, kad žmogus turintis ten apsimauna į tą deimantą, vaikšto ir visi žmonės žiūri, visi žmonės galvoja, visi žmonės kažką jaučia, visi žmonės kažko trokšta, taip? Ir sukūrė tokią energijos srautą, kuris visą laiką prie to akmens teka, taip? Energetiniam lygmenį tai atrodo kaip iš vonios, kada kamštį išimat, ten pradeda visas vanduo toks sūkurys susidaro. Ir ten eina energija iš didelio pasaulio. Taip? Tai žmogus, kuris nešioja brangakmenį, aišku, jeigu tas akmuo pakankamai didelis, kad sudaryti tokią sūkurį, neužgestantį, taip, tai jis turi prie savęs tokią energijos nešantį sūkurį. Jeigu jis paima tą energiją, panaudoja ją, tai jis turi didelę galią. Taip, jeigu jis ten koks karalius, sėdi jam karūnai, ten 26 karatų rubinas įdėtas ir visi ten milijonai žmonių, kai tas karalius ant dramblio sėdint išvažiuoja, visi žiūri į tą brangakmenį ir jis iš tikrųjų valdo visą tą žemę, visi tie žmonės, jis paima tą energiją ir panaudoja ją. Skaitosi, aš nelabai tuo tikiu, bet taip magijoje, taip knygose visuose jūs perskaitysit, kad nuo brangakmens spalvos priklauso būtent kokios rūšies energija jis renka. Kad tarsi rubinai renka gyvybinės jėgas, ten deimantai dvasinė energija, ten sapfyrai renka proto energiją. Aš šito nekomentuosiu, tik sakau, kad taip knygose bus taip parašyta. Aš manau, kad kiekvienas akmuo renka tos energijos, kurios žmonės turi. Taip, jeigu jūs nešiojat deimantą, tai jūs surinksit ne tiek dvasinės energijos, kiek kur atsidursit. Eisit ten, kur žmonės pavydus, tai jie pavydės jum ir jūs to pavydą surinksit. Eisit, kur žmonės dvasingi, taip, surinksit dvasinės energijas. Tai brangakmenis, jie turi tokią savybę. Jie turi tokią savybę negamtinę, kad tas akmuo susiformavo ir jis jau turi poveikį. Jeigu jūs tą akmenį padėsit į maišiuką, užryšit ir nesakysit, kad ten brangakmuo, jokių energijų jis nesurinks iš tikrųjų. Taip? Pradeda tas akmuo rinkti energiją, kada žmonės pradeda tą energiją ten siųsti.
Vienas pažiūrėjo, nustebo, kitas pažiūrėjo, supavydėjo, trečias pažiūrėjo, įsikvėpė, tada pradeda tekėti tą energiją. Tas akmuo, kuo jis senesnis, kuo jis didesnis, kuo jis švaresnis, tuo daugiau energijos renka, turi savo didelę karmą, didelę istoriją. Tos akmenės žmonės stebi, ten jis atsirado prieš 3000 metų, ten buvo, po to ten perkeliavo ir jis traukė iš paskos. Aišku, žmogus, kuris prie jo prisiliečia, paima į rankas, iš karto pajaučia, kaip ta energija eina. Ir jinai labai stipri. Jeigu mes paimam kokią mažą brangakmenuką, neturinti savo istorijos, jis pradeda tą energiją rinkti. Reikia jį rodyti, reikia, kad blizgėtų ten, kad žmonės žiūrėtų, reikia jiems sakyti, matai, čia pas mane, ne šiaip sau Svarovski kristalas, čia deimantas, kainuoja jis 3500 ir tada, tu ką, išprotėjęs, galima gi mašina, taip. Ir tada tas akmenukas pradeda rinkti, taip. Ir kas tada vyksta, ten parodėt kam nors ir gavot tas energijos mažą porciją, to žmogus nustebo ar supavydėjo, taip. Bet tom nesibaigė istorija. Jis ateina po to namo, sako žmonai, o tu žinai, ne, žmonai tokio nieks nesakė, dažniausiai žmonas vyrams, o tu žinai, kad mūsų ten kaimyniai vyras padovanoja su deimantu žiedą, o tu man su ko čia padovanoji. Ir po to prasideda toks procesas kūriamas tinklas. Žmonės to nepamirš, kad ten deimantas tam žiede, eina tas žmogus ten kažką, pavyzdžiui, ateina ten už lieknėjimo kursą sumokėti ir sako, žinot, neturiu pinigų, duokit man nuolaidą. Su organizatorius galvoja, taip, pinigų neturi, o deimantą nešioja. Taip, ir visą laiką, tegu jis nuima tą žiedą, nesvarbu. Ateis po 5 metų, nesvarbu. Pamatęs jį, čia tas, kur deimantą nešioja. Ir kūrėsi tinklas, pradeda vieni žmonės kitiem pasakoti ten, nukreipti tą energiją ir tas akmenukas, jis darosi, vis tiek, kuo jis ilgiau tarnauja, tuo daugiau energijos jis neša, kuo daugiau žmogus jo naudojasi, roda, renka. Pats iš savęs tas akmenukas nieko jis neturi, bet jis yra tokia gaudyklė, surinkti. Taip? Ir jeigu žmogus aktyviai naudojasi, tai jis labai daug gali energijos surinkti. Klausimas, kokios rūšies energijos. Jeigu jis žino, ko jis renka ir ko jam reikia ir moka pasinaudoti, brangakmenis iš tikrųjų labai didelis pagalbininkas. Jeigu ne, tiesiog jis tai daro nesąmoningai, tai ta energija gali, kaip ir energija, ugnis. Tu ten gali iškepti kiaušininę, o gali savo pirštą apsideginti gali, taip. Tai žmogus ten apsimauna kokią sapfyrą į ausis, tas auskaras eina pasivaikščioti kur nors Rio de Žaneiro gatvėmis naktį, grįžta be ausų namo. Ir viską, ką jis surinka. O tas akmuo, taip, jis jau turi istoriją. Kartu su ausim nupjautas buvo ten. Ir toliau tas akmuo pradeda keliauti jau su savo istorija, jau apauga vėl savo energijom ir taip toliau.
Va, jeigu tu žmogus ganėtinai stiprus, tu gali su to brangakmeniu susitvarkyti, suvaldyti jį, tai gerai, jeigu ne, tai jis pradeda valdyti. Gauna žmogus kokią akmenuką, pradeda nešioti, o jam ateina kažkokie norai dabar visokie. Darosi jis toks visiškai kitas ir pradeda tas akmuo valdyti. Va. Magai taip žiūri, kad kiekvienas akmuo turi savo viduj savęs, jau gimė, jis susiformavo tas akmuo ir turi savo dvasią. Ten viduj sėdi, kaip džinas butelį supakuotas, tai vad kiekvienas brangakmenis, tai yra toks butelis, o viduj sėdi kažkokia dvasia, džinas, kuris gali ir statyti pilis ir griauti miestus. Taip? Nu, aš kaip geologas galiu sakyti, kad nėra ten jokių dvasių viduj, kad dvasia tai yra mūsų žmonių dvasias, tuose akmenėse surinktas kaip akumuliatoriai. O kodėl klausi, turi ko pasigirti? Ne? Nu va. Pasakoma, kad jeigu padėsim palankės ir mėnulio Šviesa, ja. šviesa nuima. Čia yra magiški veiksmai. Nu, magijos supratimas, jis ne visada teisingas. Daug kas galvoja, kad magija leidžia mums daryti to, ko ten pasaulyje, сверхъестественные способности дает, kaip čia. Kaip? Antgam. Taip, o iš tikrųjų magija, jinai tik leidžia gamtinės jėgas panaudoti. Nu, vat kaip pučia vėjas, galima būrį pastatyti ir plaukyti. Jeigu tu moki padaryti būrį, jeigu tu moki valdyti vėją, tavo valtis plauks. Jeigu nemoki, tai tas vėjas tiesiog tavo valtį sudaužės. Taip. Jeigu nemoki to padaryti, pastatyti būrio ir pagauti vėją, tai tiesiog nieko tu nesakysi. Nesąmonė, čia ta magija, čia visiška nesąmonė. Nieko ten mano valtis neplaukia. Taip. O jeigu tu visą tai moki daryti, tavo valtis plaukia be irklų. Tai stebuklas. Bet čia tiesiog gamtinė jėga, nieko tame tokio nėra. Tai vat ta magija, apie kurį tu šneki dabar, kaip ten mėnulio šviesa nuima iš brangakmens energiją, tai yra psichinė arba tai vadinama baltuoji magija, kuri leidžia mums dirbti su savo proto aukščiausia skyrelė, su savo psichika. Ir tu padaręs tą veiksmą padedi ant palangės brangakmenį, mėnulės šviesą išplovė ir tu jau galvoji, kad viskas bus gerai. O kaip bus? O būtent taip, kaip tu galvoji, taip ir bus. Tai va, čia tas baltos magijos yra technikos visokio išvalymo, visokių ten. O iš tikrųjų akmenės savy nieko neturi, pasikartuosiu. Mes viską tai, ką daro tas akmenės, nešiojam savo psichikoje ir aplinkinio žmonių psichikuose, psichiniuose laukuose. Taip. Taip, tu žinai tą istoriją, iš ko atėjo jis, iš močiutės, ar ta močiutė buvo sėkminga, laiminga,
Ir tą akmenį visada ir perduoda su tokia istorija, kad čia pramačiūtėj padavanoja žmogus, kurį jie labai mylėjo ir jie visą gyvenimą laimingai gyvena kartu. Ir perduotas buvo močiutei, ir jinai irgi buvo šeimoje laiminga, ir jos vyras labai mylėjo. Ir va dabar vaikai jum vestuvės, aš jum duodu tą akmenį, kad ir jūs būtumėt laimingi. Ir čia tas akmuo, kuris renka tą energiją. Ir tie žmonės, jie jau neturi pasirinkimo, kaip mylėti vieni kitus ir būti laimingi. O jeigu tą žiedą pavogs, tada be abejo šeima to nepergyvens, suprantat, nes tai buvo talismanas, tai buvo objektas, kuris, kol mes turim tą žiedą, tol mes vieni kitus mylėsim, tol bus viskas gerai. Tuo talismanai yra pavojingi dalykai.